Ar žinojote, kad Latvijoje yra kalnai? Taigi, šiandieną mes esame Latvijoje, Vidžemės žemėse. Kuo jos yra ypatingos, tai kad čia yra kalnų, uolų. Ir dabar kaip tik mes esame prie Gutmano uolos, nuo kurios ir pradėsime šios dienos kelionę. Kaip žinote, kalvotose vietovėse dažniausiai anksčiau statydavo pilis. Ganėtinai netoli nuo Rygos 56 km, netoli Siguldos yra Turandės pilis, kurią dabar ir apžiūrėsime. Nu, kaip matom, bokštas, į kurį būtinai užlipsime. 43 metrai, tik tai. Turbūt senovėje buvo visi kūdi, ploni, todėl buvo praėjimai ganėtinai siauri. Nu, aš tai dar praeisiu, bet jeigu kažkas liptų į apačią, tai jau tikrai būtų sunku prasilenkti. Tikrai čia verta pakilti tuos 43 metrus, nėra taip aukštai. Yra perėjimai laisvesni, kuriuos galima pailsėti, prisėsti, o viršuje tikrai atsiveria puikus vaizdas ir į Gaujos upės vingį, kuris yra tikrai panašus į mūsų Nerį Vilniuje. Aš manau, kad dauguma upių turi savo vingius, bet tai, kas atsiveria čianais, toks grožis, ir pagavau save mąstant, kad čia bet kuriuo metų laiku atvažiavus yra puikus vaizdas. Ar būtų žiema, ar būtų pavasaris, ar vasara, ar ruduo. Atsiveria vis kitaip gamta ir tos kalvos, ir vingis, ir visa kita. Kaip ir kiekviena pilis turi savo istoriją ir kuri dalinai bent jau yra tikrai atverta savo ekspozicijomis ir tikrai verta apsilankyti, pasižiūrėti. Kviečiu. O čia tuometinė buvusi kankinimų, tiesų išgavimo patalpa. Šiurpuliuk eina.
Anksčiau tai būdavo su buhalteriais, apskaitininkais, kai laiku nepriduodavo dokumentų. Anksčiau tik mačiau filmuose, bet tokio didelio šito įrenginio nemačiau, o katapultos mažesnioji versija taip pat yra labai įdomi. Jau turbūt pastebėjot, kad man vienos pilies dažniausiai būna maža, todėl dabar patrauksime į pačią Siguldą ir ten bent jau vieną pilį tikrai aplankysim. Siguldoje yra va toksai lazdų parkas. Kaip jis čia atsirado, pasak šaltinių, dar ne 19 amžiuje žmonės šiandien mėgo vaikščioti Siguldos tais visais keliukais ir tam, kad žmonės nenukristų, būtų tvirčiau eitusi, jie remdavosi lazdomis. Jiems specialiai buvo išpjautos tos lazdos. Ir dabar iki šiol galima prie pilies, yra vieta, ten kur yra tos lazdos, galima jas įsigyti. Na ką, atvykome į Siguldą ir man už nugaros matote pačią naujausią Siguldos pilį 19 amžiaus, tačiau mes į ją neįsime. Mane labiau domina senesnės 13-14 amžiaus pilis, todėl keliausim tenais. O čia jau panašu į tai, kas man patinka, senesnė. Kaip suprantu, čia buvo egzekucijos vieta. Na ką, čia taip pat yra siauras praėjimas. Žiūrėk, ką radau. Toksai ganėtinai nemažas sostas, kaip man. Čia tikrai yra daug ką pamatyti, daug ką padaryti, tačiau mes visko neapriepsime filmuodami. Tikrai, kas turi mažus vaikus arba mėgsta pasivaikščioti, čia tikrai prie kiekvienos pilies yra puikūs parkai pasivaikščiojimui tam skirti. Ir dviračių takai yra išvystyti, ir yra pramogos, Tarzano kelias ir kitos. Tai mes paliksim kitam kartui, kažkada ateityje, o gal jūs būsite pirmi. Šiai dienai tiek. O aš ten buvau, o jūs?